Taigi, sveiki mėly draugai. Šiandien mes sveikinamės iš Suginčių. Ir čia, kaip ir kiekvienais metais, yra kviečiami bėgikai sudalyvauti bėgime aplink Želvos ežerą ir tuo pačiu paminėti tradiciškai jau 34 kartą organizuojamos garbingos šventės skirtos Lietuvos laisvės gynėjams atminti. Nors ir lauke spaudė šaltukas tikrai nemažas, bet dalyvių susirinko išties daug. Ir čia dalyviai galėjo varžytis tokiose distancijose kaip 4 km arba, kas norėjo ilgesnės distancijos, buvo galima rinktis ilgiausią 13 km trasą, kurią ir parodysime šiame video siužete. Trumpai apie trasą. Pagrindas po kojomis buvo sniegas su ledu. Didžiąją dalį distancijos reikėjo įveikinėti pakilimus bei nusileidimus, kur nors ir atrodys, jog daug vietų yra lygių, bet pagrinde tai tu leidės, tai tu kyli, nes prie molėtų ten visada laukia kalnuotos vietovės. Taip pat pamatysite vietą, kur teko prabėgti pro molėtų observatoriją, o po visko laukia finiše išskirtiniai dalyvių medaliai, o jėgoms atgauti buvo vaišinama grikių košė su arbata. Ir taip pat išvysite fotografės Kamilės Šeikytės įamžintas akimirkas, nes dėl tam tikrų priežasčių operatoriui nebepavyko to jau pačiam padaryti. Tad daugiau nieko nelaukiant, šokame į video ir linkiu gero jums žiūrėjimo. Shake your body to the right, I feel the rhythm. I feel the rhythm of the night.